Naujo automobilio įsigijimas tai atnešė dar šiokį tokių pliusų. Tai matote, gavau dovanų labai neblogas žieminės padangas. Tai jau, sakykime, realiai padangos jau porą tūkstančių pataupyta. Porą tūkstančių eurų pataupyta. Tai čia tik tai vienas dalykas, o kur dar visi kiti dalykai, ką šiandieną klausome. Na, sakykime, relaksą. Orai šiuo metu Danijoje nėra labai palankus, nes jau kaip ir būtų beveik laikas žiedą. Tai visada reikia laikytis sutarto žodžio. Jeigu kažkas to žodžio nesilaiko, tai taip ir yra. Lapkričio pradžiai būsime Lietuvoje. Tai rašykite, kas norite. Geras daiktas. Nu jo. Dar ne vieną rytą teks valyti. Rudenėlis, rudenėlis. Sulaukiam dar vieno rudenėlio. Naujo automobilio įsigijimas tai atnešė dar šiokį tokių pliusų. Tai matote, įdėta papildoma security. Ir taip pat gavau žieminės padangas. Vasarinės yra padėtos pas juos ten sandėlyje. Ir dar gavau dovanų labai neblogas žieminės padangas. Tai jau, sakykime, realiai padangos, užraktai, jau porą tūkstančių pataupyta. Porą tūkstančių eurų pataupyta. Sveikučiai visi. Labukas visiems. Labukas. Taip, 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 taip. Va, registratorius įsijungia. Kaip smagu, žinokit, ant tos elektros važiuoti, tai ne tas žodis. Jo, naujos mašinos įsigijimas turėjau šiek tiek išlaidų. Teko iš naujo įnešti vadinamą tą įnašą pradinę. Bet kaip skaičiavau savo tais asmeniniais skaičiavimais, su kuriais aš ir tik gyvenu, ne kažkas kiti, tai man gavosi vis tiek bet kokiu atveju pliusas. Ir jau labiau, kad mokesčiai Danijoje yra gan dideli, tokie kaip pelno mokestis, sakykime. O šiemet veikla davė nemažai pelno ir būtų tekę mokėti didelį pelno mokestį. Tai va, truputį pasidariau išlaidų ir netiduosime valstybei sunkiai uždirbtų pinigų. Ir turim naują daiktą. Tai čia tik tai vienas dalykas, o kur dar visi kiti dalykai, kelių mokesčiai, kad netgi ir kuro sąnaudos, sakykime, tie smulkus dalykai, naujos padangos, kurias būtų reikėję pirkti ant anos mašinos. Planavau dėti papildomą užraktą, gavau papildomus užraktus nemokamai, nes, kaip sakė, to papildomo užrakto vertė virš 1000 eurų. Skaičiuoji, viską dėlioji ir galvoji, kad elgiesi teisingai. Kągi, pasileisime kokią lietuvišką radiją, ką šiandieną klausome. Na, sakykime, relaksą. Nuolaidos taikomos vaistinėse Camellia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinės arba ieškokite camellia.lt. Camellia. Užsukau į buvusį objektą. Šeimininkas pats mūrija tą priestatą. Mes truputį esam su juo kaip ir apsipykę. Nu, ne visai, kad apsipykę, bet tiesiog tam tikri dalykai, kas nepatiko man. Tai aš čia kaip ir neprisidedu prie to mūro. Tai va, jisai pats mūryje. Kaip ir buvo minėjęs, apie plius 100 kvadratų. Orai šiuo metu Danijoje nėra labai palankus tokiem darbam. Dėl žiedo, ar jisai darys ar ne, nežinau. Nes jau kaip ir būtų beveik laikas žiedą pilti. O nesutarimai su juo yra dėl daro metą palieka. Ir jo labiau, kad jisai
Čia kai vasarą dirbom, labai temdavo apmokėjimą. Man tai nepatinka, man tai netinka. Kada reikia dirbti, tai jis ten tave kalbina. Man greičiau, man labiau, man prioritetas, tu užmiršk kitus klientus, daryk man. Kai reikia apmokėti, tai lauki po 2-3 savaitės. Visada reikia laikytis sutarto žodžio. Jeigu kažkas to žodžio nesilaiko, tai taip ir yra. Aš iš vis tokios nuomonės, kad darbo procesas tai yra tam tikras mechanizmas. Ir jeigu tame mechanizme kokia detalė teisingai neveikia, tai ir darbas neveikia teisingai. Tie, kas žiūrite labai seniai, kažkada prieš metus, turbūt gal net ir daugiau, esu pasakęs tokią vieną frazę, kad kiekvieną 1000, kaip kanalas sulaukia kiekvieną 1000 sekėjų, ta proga kanale įvyksta mini konkursas. Net 5000 jūsų. Ura, ačiū. Tai žodžiu, tokia situacija, kad seniau būdavo tik tai vienam prenumeratoriui skirdavom tokią lauktuvėlę, dovanėlę. O šį kartą su žmona pasitarėm, nusprendėm, kad skirsime 3 žiūrovams. Tai kas norite iš mūsų dovanėlės lauktuvių, tai tiesiog rašykite komentarę noriu dovanėlės ir burtų tvarka išrinksime. Ir tarp kitko labai greitai, tai jūs gausite. Lapkričio pradžiai būsime Lietuvoje. Tai rašykite, kas norite. Tikrai yra žmonių, kas yra tai gavę jau iš mūsų. Gavo, kai buvo ir 3000, gavo, kai buvo ir 4000. O dabar turime net 5000. Tai dar kartą dėkoju kiekvienam, kas esate tame skaičiuje. Ir rašykite. Tiek daug visko šneku, da apie darbus nieko. Dėkoju, kad išklausėt, bičiuliai draugai. Ačiū. Pats automobilis tai yra tokiu keistu motoru, 2,5 litro benzinas. Važinėjau jau praktiškai 3 savaitė, įpusėjo, esu pravažiavęs 1400 su trupučiu, kaip matot, beveik 1500. Ir esu keletą kartų krovęs bateriją, nežinau, 4 kartus ar 5 berods. Tai va, su vienu baku ir 5 krovimais yra nuvažiuota praktiškai 1500. Prieš 3 dienas pripyliau 2 baką, tai šiuo metu rodo, kad galėčiau su baku nuvažiuoti 18. Ar tai būtų tiesa ar ne, nežinau. Aplamai apie sąnaudas, tai aš tik galėsiu vėliau ateityje papasakoti, kai pavažinėsiu kokį gerą mėnesį, tada jau suprasiu, kiek jinai iš tikro valgo ir kiek man tai tauposi ar nesitaupo, žodžiu bus matyti. Tos rudinio spalvos, žinokit, man visada nuostabiai atrodo. Kiekvienais metais. Gali taip šiek tiek sušvelninti. O tu bijai veidrodžių? Veidrodžių? Aš bijau veidrodį sudaužyti. Nes tikrai žinau, kad 7 metai nelaimės. Aš per darbą, žinokit, esu sudaužęs ne vieną veidrodį ir aš nežinau, kaip pasireiškia ta nesėkmė, būtent tuo posakiu. Turiu darbą, esu pakankamai sveikas, turiu nuostabią žmoną. Ką aš žinau, atrodo visko gana. Nu va, atvažiavome. Taip, pažiūrime ką. Nuvažiavau 30 km, pati pasidarė 11 km elektros ir bendros kuro sąnaudos bent gavosi 6,1 ant 100 km. Super. Šitame objekte ilgai nebūsi. Tiesiog matot, užsiarmosiu tas grindis. Jos jau vieną kartą yra prakeptus. Tai leisiu tinklą. Ir galėsim važiuoti iš čia. Tiesiog plytelių klijai. Elastiniai plytelių klijai.
to armavimo gaunasi kažkur tai apie centimetras su tinklu. Ir paskui plytelės. Tai kaip ir viskas. Tai vat būtent aš taip darau ant tos vadinamos Nordica sistemos, ant Nordic plokštės su šildomom grindim. Tiesa, čia yra medinė perdanga, tai irgi žinokit, kuo puikiausiai tinka. Tikrai viskas būna gerai. Gaunasi armavimo apie centimetras plus plytelės su dvigubu šukavimu. Vėlgi ten, sakykime, apie centimetrą klijų, dar plytelės. Tai būna tvirta ir viskas būna gerai. Kaip tu čia taip greit apsidirbai? Tiesiog prasilyginau grindis, man nėra ką daugiau daryti. Aha, o visus kitus objektus pasibaigęs jau? Jo, naujų nepradėjau, kol kas noriu tos išsibaigti, nes savaitės į Lietuvą, tai nelabai noriu lyšęs, žinai. Ai, tai aišku, kas ten lysia. Tokiom smulkmėm, žinai, užsiminėjai, kad jis laisvesnis laikotarpis, toksai, žinai.